Sveiki atvykę į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Gerbiamas profesoriau, jums leidus pradedame renginį. Gerbiama akademijos bendruomenė, viršininkė, garbūs svečiai, kariūnai. Šiandieną mūsų svečiuose neeilinė asmenybė. Gerbiamas politikas, meno, muzikos, kultūros istorikas, pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas, žmogus, kuris suvaidino išskirtinį vaidmenį Lietuvos istorijoje, profesorius Vytautas Landsbergis. Trumpai pristatysiu įspūdingą garbingos svečio biografiją ir nuopelnus Lietuvai. Profesorius Vytautas Landsbergis gimė 1932 metais spalio 18 dieną Kaune. Vytauto tėvas buvo nepriklausomybės kovų savanoris, artilerijos kapitonas. Vėliau gyvenimą tęsė kaip žymaus inžinieriaus architektas. Vytauto motina buvo gydytoja oftalmologė, daug nuveikus savo srityje. Dėl pagalbos žydams bei persekiojamiems žmonėms Antrojo pasaulinio karo metu apdovanota žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi ir jai suteiktas pasaulio tautų teisuolės vardas. Profesorius Vytautas Landsbergis Kaune baigė vidurinę mokyklą ir Juozo Gruodžio konservatoriją. 1950-aisiais įstojo į valstybinę konservatoriją Vilniuje, ją baigė 1955-aisiais ir ligi šiol gyvena Lietuvos sostinėje. Ėmėsi pedagoginio darbo ir vertėsi juo iki pat 1990-ųjų. 1968-aisiais apgynė disertaciją Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kompozitoriaus kūrybą. Nuo 1978 iki 1990 yra Lietuvos muzikos akademijos profesorius. Čia 1994 metais apgynė habilituotą daktaro disertaciją. Profesorius yra išleidęs apie 30 knygų, kuriuose iš pradžių daugiausiai gvildeno Čiurlionio kūrybą, vėliau Lietuvos tarptautinius politinius klausimus. Išleido poezijos knygų, atsiminimus, suredagavo ir išleido visus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinius fortepijonui. Vytautas Landsbergis iki šiol yra Mikalojaus Konstantino Čiurlionio draugijos pirmininkas ir Lietuvos šachmatų federacijos garbės pirmininkas. Norvegų premijos pagrindu jis įsteigė Vytauto Landsbergio fondą, labdaringą organizaciją, kuri rūpinasi neįgalių vaikų globa ir gydymu bei jaunaisiais menininkais. Taip pat profesorius yra tremtinių grįžimo fondo iniciatorius. Vytautas Landsbergis apdovanotas Prancūzijos garbės legiono didžiojo ordinu, Vytauto didžiojo ordino su aukso grandine bei daugybė kitų Lietuvos ir užsienio apdovanojimų. Atsiprašome, profesoriau, jog visų jūsų apdovanojimų akademinių nuopelnų dėl laiko stokos nepaminėsime. Norėtume trumpai apžvelgti jūsų taip pat įspūdingą politinę karjerą. Vytautas Landsbergis 1988-aisiais išrinktas į Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinę grupę. Vėliau sąjūdžio steigiamajame suvažiavime išrinktas į sąjūdžio Seimą ir Seimo tarybą. Nuo 1988 lapkričio 25 dienos iki 1990 balandžio 21 dienos buvo sąjūdžio Seimo tarybos pirmininkas. Nuo 1991 gruodžio 15 dienos sąjūdžio garbės pirmininkas. 1990 vasario 24 dieną išrinktas Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos atkūrimo Seimo deputatu, tais pačiais metais kovo 11 dieną Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos atkūrimo Seimo pirmininku, valstybės vadovu. 1990 kovo 11 dieną balsavo už Lietuvos Respublikos aktą dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. 1990-1991 buvo Lietuvos Respublikos konstitucijos metmenų rengimo komisijos pirmininkas. Tuo pat metu valstybinės derybos su SSRS delegacijos pirmininkas. Profesorius buvo Lietuvos delegacijos Europos tarybos parlamentinėje asamblėje bei Lietuvos delegacijos Baltijos asamblėjos narys. Nuo 1992 iki 2004 metų Lietuvos Respublikos Seimo narys, per tą laiką buvo Lietuvos Respublikos Seimos pirmininku. Nuo 2004 metų iki 2014 Europos parlamento narys. Na, o dabar, gerbiamas profesorių, kviečiame jūs tarti žodį. Dar kartą sveiki, kariūnai. Labai man smagu apskritai susitikinėti su jaunimu, o ypatingai su tokiu jaunimu, kuris jau ne visai jaunimas. Jau yra apsisprendęs, pasiryžęs, pasirinkęs kelią, teisingą kelią, labai svarbu,
tarnauti tavo šaliai, tavo tautai ir žmonėms viskuo. Skaitant, kaip priesaikoje sakoma, negailint ir pačios gyvybės. O tai nėra visai tušti žodžiai, mes matėm visą laiką per Lietuvos valstybės atkūrimo įvairius etapus, kad tekdavo mokėti ir gyvybės kainą, o kai matom, kas dabar visai netoli nuo mūsų vyksta, tai matome, kad didysis išmėginimas dar gali ateiti ir nežinia kada. Kada reikės tikrai nesusvyravus stovėti ir ginti tėvą ir močiutę ir mažą sesutę. Nes su jais būtent siaubingai elgėsi užkariautojai iš Eurazijos. Gerai, tai dabar tokia yra mūsų dabartis, bet mūsų toks planavimas šito susitikimo jį sutrukdė motina gamta, kuri porą kartų man trinktelėjo per sveikatą, bet dabar jau leido čia ateiti. Tai aš jai dėkingas ir jums, kad jūs kantriai laukiat šito suplanuoto mūsų susitikimo. Ir galbūt aš, kadangi tada tai buvo siejama su kovo 11-ąją, tai aš kelis žodžius pradžiai ir pasakysiu apie kovo 11-ąją. Tai nėra toks kažkoks aiškus dalykas nuo tada, nuo pradžios iki dabar. Gal kur nors įrašyta tiems, kurių tada dar nebuvo pasaulyje, nors jūsų, tiesą sakant, galbūt daugelio irgi dar nebuvo pasaulyje, bet ypač tiems, kurie buvo toli nuo Lietuvos ir neturėjo net kad tėvų, kurie papasakotų, kas čia vyko ir kaip tėvai ėjo, kaip seneliai ėjo, į kokias kovas ir galvas dėjo. Tai vis tiek mums čia truputį arčiau negu kitiems pasaulyje, nors ir pas mus atrodo, kad daugeliui, kartais ir jaunų žmonių, tai yra kažkokios istorinės legendos. Net dar prieš kokius daugiau, nes prieš 20 metų ar daugiau, mano padėjėja Seime man pasakė, vaikas parėjo iš mokyklos, jos vaikas tada, žinoma, jis dabar jau suaugęs ir reikšmingas žmogus, jau jinai amžinatilsį, bet aš atsiminiau tą jos pasakymą. Kai vaikas parėjo iš mokyklos, jis sako, mama, čia mums šiandien per pamokas kažką pasakoja apie kolūkius, kas tai per daug, mes nesuprantam, kas tie kolūkiai buvo, žinai. Sako, gerai, kantrybės aš tau tai papasakosiu. Jį pradėjo jam pasakoti, kas tie kolūkiai, jis ją pertraukė, kad tu čia man nesąmonės kalbi. Tokių dalykų negali būti. Tai jau reiškia nauji žmonės, nauja karta, kuri nematė savo akimis, jau jiems atrodo, kad tai nesąmonės. Dabar tai kažkokios legendos, galbūt tyčia pasakojamos pasakos. Vienu žodžiu, bet mes dabar turim tą istorinį momentą ir galime pasakyti lūžį. 1990 metų kovo 11, kurią prisimenam kaip labai svarbų įvykį, kam svarbu. Žinoma, Lietuvos valstybei, tai reiškia ir mums. Mes dar nebuvom gimę, bet tai jau buvo apie mus sprendžiama. Kur mes gimsime, jūs taip sakant. Kur jūs gimsit, kur jūs gyvensit, kokia bus jūsų gyvenimo prasmė. Aš suprantu, kad kariūnai to klausimo nėra. Jie žino, kas yra jų gyvenimo prasmė. Tai yra, tiesą sakant, didelė dovana. Nes daug labai žmonių yra, kurie neturi to jausmo. Ir net
Aš kažkada pafilosofavau apie tokią nelaimę, žmonijos net nelaimę, kaip beprasmizmas. Kodėl mes gyvenam, kas mes tokie, kokia mūsų reikšmė. Mes tokie kažkokie museliai, drugeliai, laikinai paskraidantis. Na, pasidžiaugiam, kiek mums čia duota. Gal nugrėpsim kokį saldumyną, gal ką nors dar. Ir to ir baigsis mūsų drugelių ar muselių skraidimas. Kitas dalykas, kada žmogus žino, kad jis yra dalis didelio vyksmo. Ir istorijos vyksmo, ir tautos gyvenimo, kuris ir tęsis, ir priklausys net ir nuo manęs. O aš nesu muselė. Aš veikiu kryptingai, aš apsisprendžiau eiti į kariūnus, eiti į Lietuvos kariuomenę. Aš suprantu, kas yra Lietuva ir kodėl jai reikalinga kariuomenė. O mes turėjom daugybę filosofų, kurie aiškino, kam čia ta kariuomenė. Kaimas su Latvijos kariausiai, ha. O tokie visą laiką buvo. Su ko mes galim kariauti? Nu juoko darbas, gal su Latvijos, nekariausim su Latvijos. Tai kam ta kariuomenė? Tai aš prisiklausiau tokių filosofų savo paties parlamente. Ir ne vienerius metus. Ir tada ypač, kai reikdavo ar tai priimti įstatymą, savanoriškosios krašto tarnybos įstatymas. Pirmas, kuriantis ginkluotasias pajėgas. Savanoriai jau buvo, bet reikėjo duoti įstatymą. Nesvarbu, čia istorija, bet tai susijęs su kovo 11. Va. Tai turim tą kovo 11, kuri pakeitė Lietuvos istoriją. Ir dabar mus galėjo sutriuškinti kitą dieną ir trečią dieną. Ir ar mes būtumėm prisikėlę iš numirusių, trečią dieną gal ne, o gal po 10 metų dar kartą būtumėm prisikėlę. Reiškia, tokia buvo mintis, kad turim padaryti tai, kas reikalinga, yra proga, mes turim įtaką, žmonės laukia, reiškia, aš kalbu dabar kaip deputatas, išrinktas Panevėžy, Niaudiškių apygardoje. Ir reiškia, mes žinom, ką mes turim padaryti, o kas bus rytoj, visokių galimybių yra. Galimybių buvo iš tikrųjų, ko mes net nežinojom. Kad mes kovo 11 čia balsuojam, džiaugiamės, dainam Lietuvos himną, nušluojam sovietinius ten okupacinius simbolius, vytis, trispalvė, viskas, mes esam vėl valstybė. Taip ir pasakyta mūsų akte, atkūrimo akte. Lietuva nuo šiandien ar nuo šios valandos vėl yra nepriklausoma valstybė. Ir pradeda realizuoti savo tautos suverenitetą. Ką reiškia nepriklausoma valstybė? Aš jau buvau išrinktas pirmininku ir tam vadovavau tam posėdžiui, kur buvo paskelbti rezultatai parlamento balsavimo, visi apsikabinę, vieni kitus, net komunistai, kurie labai susiraukė, žiūrėjo į tą procedūrą ir taip susikaustę žiūrėjo į mūsų jau tą visą džiaugsmą, o paskui staiga pradėjo juoktis ir džiaugtis, net pats Brazauskas atrodė patenkintas, nors iš tikrųjų nebuvo patenkintas. Bet, reiškia, sudėtingas gyvenimas buvo ir visuomenė buvo iš tikrųjų labai įtakota iš įvairių pusių ir paveikinėjama ir prieš sąjūdį, ir prieš nepriklausomybę, bet mes turėjom žmonių pasitikėjimą ir mes galėjom tai padaryti. Ir tad pirmininkas, kuris jau buvo išrinktas, pasveikino
visus esančius balsavusius pasveikino visą Lietuvą. Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Aš dar pridėjau mažytį komentarą. Dvasioje ir teisėje nepriklausoma. Nes tikrųjų nepriklausomybės pagrindas buvo nepriklausoma dvasia, kuri nenorėjo gyventi vergijoje, kad ir pašvelnintoje ar pagražintoje, kaip mus viliojo, likit Sovietų Sąjungoje, čia jūs gausit didesnę porciją nuo pyrago, reiškia, jūs dabar uždirba tiek ir tiek, tai gauna 20, mes jums duosim 30%. Palauk, jeigu mes ką uždirbam, tai čia mūsų 100%, ne? Kodėl mums žada duoti dabar daugiau, 30%. Geriau negu kitoms respublikos, kad tik mes pasiliktumėm toj kompanijai. Na, tai čia tokie prisiminimai, bet jie gana iškalbingi. Tai ne tik tai humoras. Kažkokie šefai galvojo, kad galima papirkti. Pažadėsim ir ją pagazdinsim. Vienoje rankoje bizūnas, kitoje rankoje pyragėlis ir jie susitvarkys. Atsisakys tų savo nepriklausomybės. Nu va, bet dvasioje laisva. Dvasioje nepriklausoma. Ir jokių minčių, kad reikia klausti kieno nors leidimo. Ar mes galim tą daryti? O ką pasakys viršininkai? O visą laiką tas buvo. Net Sąjūdžio susikūrimas Mokslo akademijoje. 83 metais aš atsimenu tą posėdį. Kiek ten buvo visokių ginčų, debatų, ką darom, ar darom, buvo jau siūlymai, kad reikia kurti organizaciją. O kiti sakė, ne, mes čia susirinkom diskutuoti dėl būsimos tarybinės konstitucijos, taip toliau, tai čia nekeisim. Ne, pakeisim, reiškia, mes atėjom dėl kito reikalo. Na ir prasidėjo tie debatai ir vis dėlto buvo tų mąstančių, kad, čia kai siūlomi tokie dalykai, kurti organizaciją, tai vis dėlto labai svarbu, ką pasakys centro komitetas. Tai čia yra jau nepriklausomybės testas. Tada vienas toks muzikantas, Landsbergis, to ir pasakė, mes taip niekad negausim. Mes turim padaryti, kas reikalinga, tada pamatysim, ar jie sutinka, ar jie nesutinka. Atsakymas bus tik tada, kai mes padėsim klausimą ant stalo, o ne iš anksto. Ar galime skelbti nepriklausomybę? Dabar turbūt juokingai atrodo, bet čia esminis dalykas. Kaip kenčia Ukraina už tai, kad paskelbė nepriklausomybę, nori būti nepriklausoma nuo senosios imperijos, o imperija leidimo nedavė. Tai siaubingai baudžia ir žada net sunaikinti už nepaklusnumą. Mums grasindavo, kad mūsų sunaikins. Bet nebuvo tokio totalaus puolimo sunaikinti. Tai va, bet tai reiškia apsisprendimas, nepriklausomybė sąmonėj ir širdyje, įsitikinime. Tas įsitikinimas kartais turi tokių nuostabių apraiškų. Aš vis prisimenu, kai mes organizavom jau atkurtoj Lietuvoj, bet dar nepripažįstamoj, dar visokios abejonės, triukšmai ir Amerikos prezidentas man pasakė, kodėl jūs nedarot referendumo. Gorbačiovas parasi, kad jūs be referendumo paskelbėt nepriklausomybę. Aš prezidentui aiškinau, kad mūsų rinkimai ir mūsų programa Sąjūdžio turėjo labai aiškias gaires ir pirmiausiai atkūrimas valstybės nepriklausomybės. Ir jeigu tiek žmonių už tai balsavo, tai kokio dar reikia referendumo? Tai čia jau buvo referendumas.
O jis taip sakė, vis dėlto. O kokia pas jūs gyventojų sudėtis Lietuvoje? Kiek ten, koks procentas Lietuvoje? Ten pasakė 80. Nu, sakau, ko jūs bijot? Nu, padarykit tą referendumą. Tai man reikėjo grįžus į Lietuvą pagalvoti, vis dėlto jiems tai turi reikšmės, kažkokie formalūs tokie dalykai. Nu, gerai padarom. Tai reikėjo sugalvoti, ne tokį referendumą, kaip Gorbačiovas reikalauja, už buvimą Sovietų Sąjungoje. Mums to nereikia, mes jau apsisprendę. Bet tada padėjom ant stalo sprendimą dėl naujos konstitucijos. Pirmas konstitucijos straipsnis. Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika. 3 dalykai. Karališčių čia nebus. Yra nepriklausoma nuo nieko ir yra demokratinė. Ne kokiu nors ten Gorbačiovo diktatūra. Na štai ir žmonės ėjo ir balsavo labai aiškiai už tai. Puikiai suprantame, kad čia formaliai tai yra konstitucijos straipsnis. O iš tikrųjų ir visam pasauliu, aišku, Lietuva nubalsavo milžiniškas procentas. Iš tų, kurie balsavo, buvo 80%, o iš visų gyventojų. O iš tų, kurie atėjo, tai buvo per 90%. Bet kokį epizodą aš prisimenu ir prisiminsiu, kol gyvas būsiu. Tai man pasakoja. Jau yra taip kaip rinkimai. Yra jau išankstinis balsavimas. 2-3 dienas anksčiau, kas išvažiuoja, kas serga, ar ką, gali ateiti balsuoti iš anksto. Čia Vilniuje, rinkimo apylinkėje, ateina 2 senučiukės. Sako, mes norim balsuoti už nepriklausomybę. Nu, tai kodėl čia sąjungininkai organizuoja, prižiūri, mielai. Bet klausia, bet kodėl tai juk poryt bus jau tas tikras balsavimo diena. Tai visi eis ir balsuos, kodėl jūs būtinai dabar. Ir viena iš jų pasakė, o jeigu mes šiąnakt numirsim, tai mūsų balsai prapuls. Įsivaizduokit. Kokios mintys žmonių. Tai tik tai maži vaikai ir tokie labai protingi seni žmonės turi tokių minčių. Taip kaip pas mane buvo atėjęs senukas iš kaimo, aukščiausią tarybą, labai norėjo pirmininką pamatyti. Nu gerai, susitikom foje kažkur prie išėjimo. Sako, jis atėjo iš Dzūkijos, iš kažko labai gražus, aš atsimenu, toksai žylas, garbanoti plaukai. Jis sako, pirmininkė, aš noriu vieną dalyką tikiu. Kodėl visi kalba ir ten ir užsienį, ir čia, kad mes neva norim išeiti iš Sovietų Sąjungos. Tai jie turi išeiti. Tu taip kaip iš švento rašto, ne? Mes tos linijos ir laikėme. Kad mes nesam separatistai, kurie dabar griauna didelę valstybę, nes nori pabėgti iš jos. Ir ta mintis pabėgti buvo, sakoma. Aš esu pats ir sakęs viešai, tas Titanikas skęsta. Mums reikia suspėti su savo valtele nuplaukti šoną, kad neįtrauktų. Tai taip ir būtų, dabar mes būtumėm to Titaniko įtraukiami, taip kaip Ukrainos nenori paleisti, nori įtraukti su savimi savo pragarą. Na va, tokie epizodai yra iš to mūsų viso laikotarpio. Jūs dar nebuvot gimę, bet kai aš žiūriu į tos nuotraukas, ypač sausio 13. Yra albumai, yra knygos, aš esu savo knygose tas nuotraukas panaudojęs. Aplink Seimą jau po puolimo, po šturmo. Laužai.
Ir ten daug žmonių, žmonės buvo atėję ginti savo valstybę, savo valdžią. Bet vaikai, tokie 8, 10, 12 metų, tokie ryžtingi berniukai, jie stovi prie tų laužų, labai drąsūs ir patenkinti, jie žino, ką jie daro. Jie stovės kaip fronte, kaip savanoriai jau, žinai. Tai yra nuostabių dalykų toje istorijoje. Štai kovo 11 mums. Ką reiškia, kad mes esame iš tikrųjų kitokie. Dėl to, kad tai buvo, aišku, ne vienos dienos perversmas. Tai buvo kelerių bent metų sąjūdžio perversmas, arba kartais galima pasakyti sąjūdžio sukilimas. Dar vienas Lietuvos sukilimas prieš imperiją. Per 19 amžių jų buvo daug, 3 buvo, visi buvo sutriuškinti. Ir dabar buvo ir dar 1941 metų birželio mėnesį. Irgi sukilimas. Paskelbti Lietuvą, nors jau ją yra užgrobus Sovietų sąjunga, paskelbus, kai jau nebėra Lietuvos, jau čia tik Sovietinė Respublika, ateina vokiečiai, kurie sako, jūs tik neskelbkite jokių valstybių, čia mes darysim tvarką. Tai mes turėjom nepaklausyti nei vienų, nei kitų. Tada sukilėliai. Aš buvau toks paauglys, aš nebuvau pats sukilėlis. Mano brolis ten buvo arčiau. Ir žinoma, jo draugai buvo tenas ir taip toliau. Bet informacijos buvo daug. Ir mano tėvas net buvo pakviestas į sukilėlių laikinąją vyriausybę. Tai mačiau daug dalykų iš labai arti. Ir štai dabar mes turim vėl sukilimą. Kovo 11-osios sukilimą. Pilietinį, politinį, parlamentinį. Ir gorbačiovistai visi jie nežino, ką daryti. Jie paskui atvažiavo su tankais, ne iš karto. Mes galvojom, gali atvažiuoti jau rytoj. Tiesą sakant, jie buvo parengę perversmą jau rytoj, kovo 12, jau buvo susirinkę, yra likę dokumentai, kas ten tarėsi ir kaip šitą sąjūdžio valdžią reikia nušluoti. Tokios informacijos tada neturėjom, čia vėliau atėjo iš Maskvos tas slapti susirašinėjimai. Bet tai yra tokia tikrovė. Reiškia, gyvenam, galima sakyti, ant peilio ašmenų arba ant bedugnės krašto, bet darom, kas reikalinga. Kiek padarysim, tiek bus padaryta. Net ir vėliau, darant reformas ir tokias ir sudėtingas, sunkias reformas. Buvo pasipriešinimai, šmeižimai, tokie visokie ir kurstymai. Atsimenu vieną bendražygį, kurį paskui labai baudė konkurentai ir nepriklausomybės nedraugai. Jisai pasakė, turim suspėti sugrąžinti žemę. O paskui jau visko gali būti, bet jie iš naujo neatims. O toks buvo ir bendras supratimas. Darom, ką suspėsim, o jie visko atgal neatsuks, ką be padarytų. Nors mūsų ir nušluotų. Bet visiškai atgal suvaryti į sovietų narvą jau nelabai išeis. Turės kaip nors kitaip kombinuoti. Tai va tokia buvo tikrovė, kurioje mes darėm savo istorinę šalies politiką ir likimą, jeigu bus sėkmė, jį buvo sėkmė. Ir mes turim dabar kitokį likimą, mes gerokai kitaip jaučiamės ir gyvenam, negu tie vargšai, kurie liko sovietų zonoje. Dabar bando išsilaisvinti Ukrainą, Moldovą, Kaukazo valstybės, puolami, niokojami, keršijami. Mes kaip ir laiku
su to laiveliu nuplaukėm nuo Titaniko. Ir suspėjom įsitvirtinti vakarų demokratinėse struktūrose, gauti pripažinimą, iš tikrųjų, kad turim teisę ir esam, net esam ta pati valstybė, ne kažkokia naujai, kai buvo nedraugai. Sakė, o čia jie iš Sovietų Sąjungos griuvėsių, dabar daro savo valstybę. Ne. Prancūzijos prezidentas Mitteranas man tiesiai pasakė, klausėt apie auksą? Auksas buvo saugomas Prancūzijos banke. Prieš karinės nepriklausomos pirmosios respublikos auksas. Prancūzijos prezidentas sakė, tai jūsų auksas. Galit naudotis. Kokio dar reikia pripažinimo. Viskas, taip sakant, normaliai galvojant, tai ir normaliai paprasta. Va, tai mums buvo tas uždavinys atsistoti patiems vėl kaip tautai, kaip valstybei tarp kitų ir gauti tą pripažinimą. Ir tai buvo mūsų pačių istorijos virsmas į teigiamą pusę. Ir dabar, kaip sakoma, dar taip Lietuva gerai negyveno, taip saugiai, o aš tarsi šiandien kažkam pasakiau, palaukit, jūs taip manot, kad mes dar niekad taip saugiai negyvenom, o galima pasakyti, kad Rusija dar niekada nebuvo tokia agresyvi kaip dabar. Tas mūsų saugumas toks, jis priklauso ir nuo to, reiškia. Jeigu Rusija būtų taikinga, demokratiška, sakytum, tikrai, lūžis įvyko, visa šita erdvė yra normaliai arba nori būti normaliai. Dabar yra priešingai. Dabar ten yra fašizmas, neapykanta, paskelbtas šventasis karas. O štai prieš kokį mėnesį Maskvos patriarchas Kirilas paskelbė šventąjį karą. Jie dabar vartoja terminą, kas yra priešas dabar šitojo šventojo karo. Kolektyviniai vakarai. Įsivaizduojat, sugalvotas naujas priešas. Nuo Stalino laikų tai buvo kapitalistinis pasaulis, kuris nori sunaikinti socialistinę Stalino valstybę. Dabar tai yra kolektyviniai vakarai, kurie nori sunaikinti vargšę Rusiją, o jie tik tai ginas, tos visos žudynės, išgriauti miestai, tai čia Rusijos gynyba. Nesąmonių galima visokių liurpti, kai tu turi didelę televizijos, triūbą. Ir ten kokios nors klikušos tą viską varo. Tai va, bet kovo 11 turėjo dar ir didesnę reikšmę. Tai turėjo europinę reikšmę. Ir galbūt pasaulinę. Tai yra tam tikrai Europos istorijos gairė. Iškeltas klausimas ir apie Europos laisvę. Ir nustatyta užduotis apie Europos ribas ir visos Europos laisvę. Graži formulė buvo, kurią panaudojo Amerikos prezidentas Bušas jaunesnysis, kalbėdamas apie Europą visą ir laisvą. O kur yra Rusija? Rusija atsižegnojo. Dar kartais protestuodavo, o paskui pradėjo tuo girtis. Ne, mes ne Europa, mes kita civilizacija. Taip kaip Kirilas paskelbė šventąjį karą. Tai blogai vakarų civilizacijai, kuri yra satanistinė, ten visokia ten. Ji turi prakeikta, ji turi būti sunaikinta. O tada šventoji Rusija jau žmonijai laimė. Dar vienas komunizmas paskelbė programą, kad
Per 100 metų Rusijos gyventojų turi būti 600 milijonų. Kirilai, kiek tu padarysi tų rusų per 100 metų? Iš kur? Žinoma, jeigu Kinija užleis Kinijai visą Aziją dalį, tai galite daug gyventojų pasidaryti. Bet apie Kiniją visai nekalbame. Rusija turi būti 600 milijonų ir laimingi piliečiai, kiekvienas savo individualiame šeimos namelyje, nuosavame žemės sklypelėje. Tu skaitai, klausai, tu čia 12 kėdžių skaitai, ką tu čia skaitai? Bet tai rimtai programa visiems stačiatikiams. Koks bus, reiškia, rusų pasaulio idealas. Visos šeimos po namelį. Visos negyvena miestuose. Miestai yra blogis, reiškia, bus iškraustyti į pasiaukus. Priverstinius pasiaukus. Tikrai 12 kėdžių. Bet tai čia nesatyra. Putinas pasišaukė į talką, jam tikrai šakės. Jeigu jam reikia tokios talkos kažkokių nuprotėjusių dvasininkų. Dvasininkai irgi seni KGBistai, tas yra žinoma. Tai mes čia esam irgi šis tas. Nes apie Europos ateitį mes irgi pasakėm. Taip pat kaip ir Europos ribos. Tai mes pasakėm, kad mes esame Europa. Ukraina pasakė, kad į Europą. Bet į Europą dar šiek tiek trina uodegą. Ar tikrai Ukraina, Europa, ar mes čia neturėsim problemų. Gal tegu jie ten kariauja patys už save. Mes duosim ginklų ir ne visų kokių reikia. Bet mes ten nelysim. O kai Prancūzijos prezidentas netyčia arba tyčia pasakė, gali tekti ir mums, prancūzams, eit kariauti Ukrainoje. Koks kilo lasas, kaip jis taip galėjo kalbėti. Bet jis teisingai pasakė, jums teks. Tik arba jūs laiku įsijungsit, ar tada, kai jau ant jūsų galvos užlips visi dronai ir milijonai skyrių. Taip yra, mes pradėjom tą dalyką. Irgi, kad Sovietų sąjungos riba tai nėra riba tarp Europos ir kažkokios ten Sovietijos. Ne, už tos ribos, Stalino užkariavimai, tai irgi Europa. Mes buvom vadinami naująją Europą, kažkokią tokią antroji Europą. Jie ten vakaruose ieškojo, kaip apibūdinti šitos, ne tik mūsų, bet ir Lenkai, Čekoslovakija, Vengrai, naujoji Europa. Kokia naujoji Europa? Aš jums nuvežiau į parodą senovinius žemėlapius Europos, kur Lietuva didžiulė, užrašyta Lituanija. Apie ką jūs kalbat, kokia čia naujoji? Žiūrėkit, mes jau N100 metų buvom, paskui mus sudirbo, užgrobė. Na štai, tai mes vis dėlto padarėm darbą ir kitiems. Naudojomės senuoju 19 amžiaus sukilėlių šūkiu. Už jūsų ir mūsų laisvę. Ne tik už mūsų laisvę, už jūsų laisvę. Mes einame mirti už jūsų laisvę. Čia yra aukščiausias krikščionybės kažkoks toks principas. Aš einu mirti už jūs. Taip ir šventame rašte pasakyta. Tai štai Lietuva tokia svarbi ir buvo ir tebėra svarbi, žinoma, mes svarbi ir todėl, kad esame ant pafrontėje. Jeigu Rusijos šitą fašistinę dabartinę imperiją eis taip, kaip žada eiti ir sutvarkyti tą išsigimusią Europą, tai pirmiausia per mus eis. Dabar
grūmėsi Ukrainoje. Mes padedam, bet reikia, kad reiktų, aš tai visada sakau, tai yra Rusijos karas ne prieš Ukrainą, tai yra Rusijos karas prieš Europą. Europa arba nesupranta, arba apsimeta, kad ne. Dar palaukit, dar tegu ten ukrainiečiai kraują lieja, o mes duosim pinigų, ten pažiūrėsim, kas toliau bus. Nelabai garbinga pozicija ir nelabai protinga. Nu, pamažu gali ateiti į protą ir į garbingą laikyseną ir tada atsistot greta Ukrainų. Va, o sąmokslas egzistavo ir prieš kovo 11, arba net atėjus tai kovo 11. Iš dalies toks kaip ir nerašytas sąmokslas. Štai Lenkija, Čekoslovakija, Vengrija, Rumunija, jos jau atsikabina nuo Sovietų imperijos, jos bus valstybės. Bet čia yra riba, o ta riba palieka mus Rusijai. Tai klausykit, vyrai, moteris, tai jūs pasirašot dar kartą po Stalino Hitlerio paktu? Tai jie jau pasirašė, kad mes atitenkam Stalinui. Lenkija atitenka Hitleriui, 2/3. O mes atitenkam Stalinui. Tai seniai, tai dabar jūs tą patvirtinat. Tai Lietuva turėjo pasakyti ir didiesiems Europos ir vakarų lyderiams. Ne, ponai, taip nebus. Lietuva nesutinka pasilikti atiduota Rusijos zonai, ten ar kažkokiai erdvėje, posovietinė erdvėje. Kiek čia mūsų pylė, kad mes esam posovietinė erdvė. Rusija yra posovietinė erdvė, o mes ne Rusija. Na ir viskas. Tai štai mūsų buvo uždavinukai ir kaip mes juos sprendėm. Per 1990 metų Lietuvos sukilimą. Dar vienas Lietuvos sukilimas prieš imperinę tvarką. Laimėjom. Retas dalykas, tie sukilimai baigdavosi tragiškai. Žinoma, mes dar nežinom, kada Putinas mes kur nors branduolinės bombas. Tai gali visiems baigtis tragiškai, kai turim reikalas su bepročiu ir su bepročiu valstybė. Bet kol kas bent jau laikomės garbingai. Tai yra svarbus dalykas. Garbė yra pamirštas dalykas. Lietuvoje pamirštas. Jūsų tarpe negali būti pamirštas. Jūs esat kariai. Tai kol kas tiek pradžiai. Ačiū, laukiu jūsų klausimų, jeigu aš dar ne visą savo išnaudojau laiką. Ačiū Jums, profesoriau. Kviečiame pasiklausyti 4 kurso kariūnų diskusijos su svečiu. Taip, sveiki, profesoriau. Mes šią diskusiją parengėm pagal jūsų knygą, kur davėt interviu Sergejui Loznicai ir pagal filmą Mr. Landsbergis sugriauti blogio imperiją. Taip. Tai pirmas klausimas būtų iš knygos, kurie minėjote, kad nėra tikslios Sąjūdžio pradžios, tačiau jis prasidėjo iš ankstesnių kovų dėl laisvės ir orumo. Svarbiausių jų turbūt partizaninis karas vedamas generolo Jono Vytauto Žemaičio. Taigi vis dėlto, jeigu nebūtų buvę tokių žmonių, vedusių pasipriešinimą tada, kaip kitaip būtų atrodęs Sąjūdis? Aš nelabai gerai girdžiu per tas visas aparatūras, bet turbūt maždaug supratau klausimą apie visą tai, kas buvo anksčiau kova, kuri parengė ir Lietuvos išsilaisvinimą jau per kovo 11-osios sukilimą. Tai tikrai Žemaitis, Jonas Žemaitis, jo vardą garbingai nešiojat, tai buvo nepaprasta asmenybė. Nors yra parašyta knygų, bet dar ne visiškai suprasta yra.
jo vaidmuo. Tai pirmiausia susivienijimas visų kovojančių Lietuvos partizanų arba rezistentų, grupių ir struktūrų susivienijimas į vieną jėgą ir priėmimas labai protingų dokumentų, tokių kaip 1949 metų provizorinė, galima sakyti, išankstinė konstitucija. Kokia bus Lietuva, kaip įtvarkysis, atgavusi laisvę. Kada tai įvyks? Gal greit, gal Sovietų sąjunga grius greit, gal kils karas, buvo vilčių, partizanai turėjo vilčių, kad vis dėlto vakarai ir Sovietų sąjunga susikips kovoje. Ir tai bus Lietuvai proga dar kartą, taip kaip per birželio mėnesį, pareikšti, kad mes esam ir mes esam valstybė ir mes ginsim savo teises. Bus tokia proga. Tai progai ir buvo ta konstitucija, kuri šiandien yra labai įstabus ir unikalus dokumentas. Na, o po jo yra Vytauto parašas, Jono Žemaičio. Ir kitų vadų, bet jis jau buvo išrinktas visų vadų. Ir nežinau, ar pastebėjot, ar ne, aš Facebook'e kažkur yra, dabar knyga mano išeina, ten irgi tie straipsniai bus sudėti. Ten ir straipsnis apie tokį baisų būdelį ir kraugerį Laurentijų Beriją. Ar teko jums girdėti, kad Berija, baisus būdelis, Stalino dešinioji ranka, po Stalino mirties pradėjo imti valdžią. Ir labai įdomiai, visai naujais, netikėtais judesiais. Ir vienas iš tų buvo, kad jis iškvietė Ukrainos laisvės kovotojus iš lagerių, iš gulagų, pas save, pasimatyti, pasikalbėti, pasakė, jūs galėsit važiuoti į Ukrainą ir ten darbuotis. Atėjo permainų laikas. Berija po Stalino tada ir daro permainas. Vokietijai komunistiniai dalyje pakeitė vadą kompartijos Ulbrichtą. Davė įsakymą, tie vokiečių komunistai pabalsavo, kad Ulbrichtas jau atitarnavo, eina į pensiją, išsirinko kažką kitą. Bet buvo toks laikas, kada kiekviena diena daug ką reiškia. Sakysim, tada dar viena diena praėjo ir Maskvoje buvo likviduotas pats Berija. Ir tada vėl sukvietė tos vargšus vokiečius, rytų Vokietijos, ir jie iš naujo išsirinko Ulbrichtą, kurį vakar buvo išmetę iš pareigų. Taip dalykai buvo daromi, bet Berija dar buvo suspėjęs išsikviesti ir Joną Žemaitį. Ir tame jo yra pranešimas politbiurui, kad jisai turi, reiškia, kontaktą ir darbuojasi su kaip tos besipriešinančios Lietuvos, bet nevadino nei bandytais, nei kokiais nors, reiškia Lietuvos pasipriešinimo generolas, kuris ką tik išrinktas Lietuvos prezidentu. Pačių tų partizanų išrinktas Lietuvos prezidentu. Berija praneša, štai yra Lietuva, ji turi jau partizanų išrinktą prezidentą. Mes su juo jau turėjom pokalbį. Apie ką? Kaip eisim grybauti? Turbūt ne apie grybavimą arba ne apie meškeriojimą, o apie tai, kaip gyvensim. Tai aš padarysiu kitokią Rusiją, o tu vėl darysi Lietuvą, nes tave jau išrinko kovotojai. Tai kiekvienas etapas, žinoma, sunaikino ir sunaikino Beriją, tai paskui greit sušaudė ir Žemaitį.
Bet kiekvienas žingsnis to istorijoje buvo labai reikšmingas, daug jų dar neištirta, neprašyta. Taip kaip ir Berijos laikotarpis visiškai neišanalizuotas. Žinoma, kad tai baisus būdelis. Bet jisai pabaigoje staiga pradėjo varyti visai kitą pusę. Tai gal jis buvo apsimetęs, laukė tik savo valandos, kai iš pasalų sunaikins Sovietų sąjungą. Niekas netyrinėja. Bet štai ten Žemaičio tokia reikšminga kovos ir gyvenimo pabaiga. Tai vienintelė šalis pasaulyje, galima sakyti, ne viena vakarų šalis neieškojo Žemaičio, nei partizanų, kad su jais kalbėtų kaip su Lietuva. Berija išsikvietė ir kalbasi kaip su Lietuva. Tai va, čia jums gali būti šiek tiek naujienų. Dar ką nors paklauskit, papasakosiu naujieną. Tai profesoriau, kalbant apie patį sąjūdį, jūs labai propagavot per sąjūdžio metu tai nesmurtinį pasipriešinimo okupacijai, nepriklausomybės siekį, bet noriu vis tiek paklausti, kad jeigu jis nebūtų pavykęs, tai ar buvo bent idėja pereiti prie partizaninio nepriklausomybės siekio? Truputį paaiškinkit savo klausimo pradžią. Kas prie partizaninio turėtų prieiti? Pasipriešinimas? Partizaninio, tai 90-aisiais partizaninio, tai turiu omeny, kad ginkluoto smurtinio nepriklausomybės siekio. Mes kalbam apie perspektyvas. Taip, ateičiai. Čia yra apskritai įdomu. Reiškia, Ukraina yra labai kritiškoje padėtyje, bet net tuo atveju tai jau yra irgi pasvarstyta. Jeigu Putinui būtų pasisekę, kaip jie planavo, buvo įsitikinę, kad čia Kijevą užims per 3 dienas, reiškia, Zelenskis sutvarko, parsiveža vėl kažkokį ten parsidavėlį Janukovičių, padaro Ukrainos prezidentu ir mes čia pasirašom viską, kas reikalinga ir dalykai išspręsti. Tai vis dėlto Ukrainos tarnybos, saugumo, žvalgybos tarnybos buvo aukštumoje. Jos užkirto kelią. Net neleido tūpti Rusijos lėktuvams jau užimtame Borispolio aerodrome. O tai buvo labai paprasta, jiems atrodė. Reiškia, paimam aerodromą ir prasideda kariuomenės permetimas tiesiai į sostinę. O sostinėje sutvarkomas prezidentas ir jo ten štabas ir visa šalis guli arba ant kelių stovi ir laukia, kas bus toliau. Tai ten Ukraina apsigynė. Bet kaip dabar aiškinam, vienas iš tų ginklų buvo ir Rusijos pagąsdinimas. Jie turėjo labai daug paprastos ginkluotės, kalašnikų, su šaudmenėmis. Išdalino žmonėms, visam Kijevui. Kiekvienas namas būtų buvęs tvirtovė. Partizaninis karas per visą milijoninę sostinę ir, žinoma, visur kitur. Tai čia turbūt Putinas irgi būtų užspringęs, jeigu jam būtų pasisekę sunaikinti Zelenskį ir paskelbti dabar savo valdžią. O visa Ukraina pasiimtų kalašnikovus. Ir iš kiekvieno lango keptų tos raudonarmiečius, einančius gatvę. Tai čia yra rimtas reikalas. Nusiteikimas ir pasirengimas visuotiniam pasipriešinimui. Daug kalbama Lietuvoje, kad daugiau kalbama negu daroma. Daryti reikia daug daugiau. Ir organizacinė prasme, ir techninė prasme, žinoma, ginklavimuose. O kaip sunkiai vis dėlto jau prieita prie to, kad šauliai turi teisę turėti ginklą. Čia buvo didžiausias pasipriešinimas. Tiek metų aš ten dar buvau
Iškia, nu kaip čia galima. Ginklas turi būti saugykloje, žinai, o saugyklas staiga paima į kontrolę kažkokie ten kiti viršininkai. Ir jeigu staiga reikės, tai kol tu prieisi prie savo ginklo, tai ten jau iš valstybės seniai nebus. Kai šaulys turi šautuvą namuose, yra truputį kitaip. Aš mačiau filmą, labai gražus filmas, jūs gaukit jį, nors tiesa, sako, kad reikia mokėti pinigus. Tai suomių filmas Žiemos karas. Jūs žinot, kas buvo Žiemos karas. Sovietų sąjunga užpuolė Suomiją, taip pat pagal sutartį su Hitleriu, kad Suomija atiduodama Stalinai, taip pat kaip ir Baltijos valstybės. Ir Suomija pasakė, ne. Čia jūs taip sakot, o mes manom kitaip. Jie buvo pasirengę. Jie turėjo labai įžvalgų ir tvirto būdo organizatorių maršalą Mannerheimą, kuris buvo pastatęs gynybinę liniją nuo Rusijos. Ir jie ilgai gynėsi ten šiaurės miškuose, pelkėse. Ir ten rusų 100 000 buvo galvas padėjo. Dėl tokio masinio puolimo paimti Suomiją. Suomija apsigynė. Paskui jau vis tiek būtų sunaikinę, bet čia atskira tema. Paskui jau Hitleris su Stalinu tarėsi, tai kaip su ta Suomija dabar. Stalinas nori pabaigti šitą. Nu, tada užsikirto, reikėjo sudaryti taikos sutartį. Paėmė, atplėšė daug žemių, ten taip toliau, bet vis dėlto Suomija išliko. Dėl to, kad gynėsi. Ir gynėsi labai rimtai. O tada Hitleris pasakė, klausyk Stalinai, nu maždaug aš taip improvizuoju tiesioginę kalbą. Klausyk, tu dar piškį palik Suomiją, nes mes iš jos gaunam medienos, maistą ir nikelį, kuris mums labai reikalingas karo pramoniai prieš Britus. Nu gerai, pasakė Stalinas, tegu Suomija dar pabūna. Jo, paskui vis tiek puolė. Bet reiškia, tai buvo Suomijos šansas. Bet kad gautą šansą, tai jie padėjo daugybę gyvybių. Ir tame filme man ypatingai įstrigęs kadras yra. Paprasti kaimo vaikinai kažkur ten. Reiškia, pasienio tose zonose, kaimuose. Jie valo šautuvus. Valo šautuvus, kad būtų parengti jie. Jie yra tokie kaip šauliai. Ir jie, žinau, kad ten kažkokios dar derybos vyksta tenai Maskvoje, tai iškvietinėja tos Suomio ministrus, grasina, taip kaip ir Lietuvai grasina. Lietuva blogai elgiasi, turi pakeisti vyriausybę, turi pakeisti santvarką, įstoti Sovietų sąjungą. Tai va, tai bet Suomija pasakė, ne, mes ginsimės. Bet tai ne tik vyriausybė pasakė. Tie visi vyrukai kaime valo šautuvus. Ir paskui, kai pradeda eiti per sieną tie su smailom kepurėm, budionovkiam, tokiam su raudonom žvaigždėm, tai tie suomiai jos ir kepa, žinai. O kur tu eini? Ką tenai siųsti dabar delegaciją, darybų? Ir darybos, gauni kulką ir viskas. Tai jie buvo pasirengę. Ir dabar, žinoma, galima būti pasirengusias. Nežinau, ar mes esam pasirengę. Ar mūsų visi kaimo vyrukai valytų šautuvus. Ir žiūrėtų, čia tas krūmas, iš kurio aš nupirsiu pirmą raudonarmėtį. Yra ką veikti. Taip, po truputį rengiamės. Profesoriau, klausimas jums. Jūs esate muzikologas. Ar jūsų namuose dažnai skamba muzika? Atsiprašau? Jūs muzikologas. Ar jūsų namuose dažnai skamba muzika? Kas skamba? Muzika. O muzika? Nu, žinai, kai mane priverčia draugas gyvenimas. Aišku, man didelis malonumas klausytis
O kartais mano duktė atvažiuoja, tai jinai įjungia tą kultūros programą. Aš labai mielai ką bedirbčiau, aš girdžiu simfonijas, ten Mozart ar kokias nors, žinai. Galvoju, ot fain, kodėl aš visą laiką, nėra kas įjungti. Aš pats dirbu savo darbus, atsisėdu prie fortepijono, jeigu priverčia draugas gyvenimas. Dabar mane šiek tiek privertė, aš vakar jau buvau atsisėdęs ir skambinau, kaip nors atgaivinti pirštus reikia, nes jie atpranta. Tai šiandien dar skambinsiu ir galbūt savaitės pabaigoje darysim įrašą. Tokį įrašą man nori padaryti vienas režisierius filmų, kuris, reiškia, nori, kad aš ten būčiau mokytojas. Ir jauniems muzikams aiškinčiau, kaip skambinti tą ir kitą Čiurlionio kūrinį. Aš tokį darbelį turiu savo. Vieną kartą per metus Druskininkuose būna toksai festivalis, konkursas, muzika be sienų. Ten važiuoja iš įvairių pasaulio šalių jauni muzikai. Ir ten būna toks ir kaip ir konkursas arba paskatinimas skambinti būtent Čiurlionio kūrinius. Aš esu suredagavęs visą didelį tokį tomą jo fortepijoninės kūrybos, nes aš pats skambindavau, aš pats skambindamas ir redagavau ir taisiau. Ir aš turiu ką pasakyti. Ir po visai nėra tose redakcijose, bet yra mano galvoje ir aš pasakoju, kas ten toj muzikoje slepiasi ir ką verta pačiam išgirsti ir pabandyti parodyti klausytojams. Tai čia būna tas, kada aš vėl. Aš dabar vakar ir šiandien, ypač vakar, turbūt. Aš gulėjau lovą iš ryto ir turbūt 2 valandas skambinau galvoj. Skambinau. Tai apie ką man reikės kalbėti su tais jaunais muzikantais. Bet tai yra realus dalykas. Aš kartais prisimenu ir papasakoju. Draugavau su Čiurlionio seserėm Jadvyga Čiurlionytė, jauniausia sesuo buvo. Lankydavau ją, kai ji buvo jau visai ligota, gulintis lovoje žmogus. Labai šviesi asmenybė, daug padariusi Lietuvos muzikai ir apskritai Lietuvos kultūrai ir dvasiai palaikyti. Jis sakė, man nupirko aparatą, aš negaliu klausytis. Aš tiesiog guliu ir klausausi. O dabar valandą ar daugiau klausiausi, kaip Kastukas skambino Hendelį. Kastukas. Vyriausias brolis. Kadais. Tai prisimena. Guli ir klausosi. Ir Kastukas jis skambina. Suprantat? Koks yra gyvenimas ir kiek paslapčių jame. Ir muzika kiek neša paslapčių. Žmogaus bendravimo, buvimo toliau, nors jo tartum seniai ne, jis dar yra. Jis toliau skambina. Ir sesutė mirties patale ir girdi, kaip brolis skambina. Tai kartais ir man taip atsitinka, kad aš girdžiu, kaip aš pats skambinu. Taip, profesoriau, ar sutiktumėt, kad muzika padeda išlaisvinti žmogų ir būtent todėl kompozitorių sąjunga išdrįso pirmoji atsiskirti nuo bendros sovietinės kompozitorių sąjungos? Žiūrėkit, jūs pabandykit be šito mikrofono. Aš girdžiu kažkokį gaudimą. Be mikrofono. Aha, čia įdomus. Niekas to neprisimena. Kažkaip lyg ir tyčia. Dabar kartais čia rašytojai gyrėsi, dar kas nors gyrėsi. Kaip jie atsiskyrė. Nė velnio. Pirmoji buvo kompozitorių sąjunga. Prisidėjo kai kurie kompozitoriai ir arba muzikologai, kurie ten buvo ir kurie jau buvo aktyvus sąjūdžio dalyviai.
ir matė tą uždavinį atsikabinti nuo sovietinių tokių centralizuotų ir tuo pačiu valdymo struktūrų. Nu, kas valdymas, bet tam tikrą prasme ir paperkant. Čia dabar rašytojai daug pergyvena dėl to, kad, kalbam apie tai. Gerai, buvo privilegijuotas luomas. Reiškia, Sovietų sąjunga, jos ideologinė tarnyba linija šėrė, galima sakyti, maitino, kad rašytojai būtų laimingi ir būtų už sovietų valdžią. Ir o tokie, tai kaip į tą literatūrą, tai visokių buvo ir talentingų, ir buvo sąžiningų rašytojų, taip toliau, bet buvo ir tų, kurie rašė tokia, o taip kaip valdžiai reikia. Tai kompozitorių sąjunga, kadangi muzika yra toks daiktas keistas, jį labai sunku sukontroliuoti. O apie ką ten ta muzika? Kaip čia mums patikrinti? Mes sėdėm, reiškia, kur nors politbiure arba centro komitete ir nesuprantam, kokia ten muzika jie groja, apie ką. Reiškia, kantatos, ten tvarkoja už partiją, už Leniną, už Staliną. Čia, tada gerai, čia jie teisingai daro. Rašo simfonijas kažkokias. Arba Kutavičius rašo kažkokias oratorijas apie kokią tai neva senovės Lietuvą akmens amžiaus, iš Jotvingio akmens, kokios tai legendos, žinai, žmonės žavisi, tai kompartija įmislė, kas čia per velnias. Tai reiškia jau kita kultūra, jau nepriklausomybė. Per muziką ateina nepriklausomybė, siunčia jos visus ten, kur gyvačių salą ar panašiai. Ir kompozitoriai nerašo to, ko valdžia norėtų. Nors labai talentingam ir pripažintam kompozitoriai sako, parašyk, nors vieną tarybinę dainą. Tai čia mes tau ir premiją duosime, o 2 ar 3 kartus nedavė premijos, nors puikus kūriniai. Parašyk nors vieną tarybinę. Galim gyventi be jūsų. Tai iš kur ateina nepriklausomybė. Net nuo paprastų dalykų. O kitas labai nepriklausomas, labai drąsus ir modernus rašytojas, grieždamas dantimis, parašo šlamštą sovietinį, nes nori gauti būtą. Ir tada gauna būtą. Tokia sistema yra, žinai, buvo. Ir iš jos reikėjo, šiaip tai buvo dalis mūsų, bet muzika yra tokia sritis, kuri siūlo arba gali duoti daugiausiai laisvės. Ir galbūt tai ir buvo priežastis, kodėl kompozitorių sąjunga buvo pati laisviausia, ryžtingiausia ir jau 1989 metų pradžioje savo suvažiavimą paskelbė, kad yra nepriklausoma muzikos organizacija. Ir siūlo Sovietų sąjungos kompozitorių sąjungai draugiškų santykių sutartį. Taip, ką mes paskui padarėm valstybės lygmeniu. Mes irgi nėjom prieš Sovietų sąjungą. Mes tik pasakė, jūs esat savo, mes esam savo. Mes esam kita valstybė, mes norim draugauti, bet netarnauti. Mes norim draugauti. Tai ir kompozitorių sąjunga pradėjo šitą kelią. Savotiškai taip susiklostė. Puikus mano draugas, jis dar gyvena, dabar labai ligotas, puikus kompozitorius, Osvaldas Balakauskas, buvo aktyvus sąjūdžio, ne tik tai mitingų kokių organizatorius, dokumentų autorius, politinių dokumentų autorius. Paskui mes jį paskiriam ambasadoriam Prancūzijoje,
buvo puikus ambasadorius jau Lietuvos nepriklausomos laikais, 91 metai, Balakauskas. Tai irgi jis buvo išrinktas ir į Sąjūdžio Seimą. Ir daugiau tų muzikų buvo. O muzikai tokie laisvi žmonės. Turi savo slaptą kalbą. Taip kaip Vytautas su Jogaila. Kai vesdavo darybą su kryžiuočiais ir norėdavo pasikalbėti. Tarpusavį kalbėdavusi lietuviškai. Per darybą su kryžiuočiais slaptoji kalba Vytauto ir Jogailos buvo lietuvių kalba. Tai muzika irgi turi savo slaptą kalbą. Komuna nieko nesupranta. Muzika supranta. Profesoriau, tada dar jums klausimas. Kaip manote, ko reikia Lietuvos populiacijai, kad ji pradėtų augti? Kaip galime save apsisaugoti nuo tautinio identiteto sumažėjimo? Dar kartą pasakyk pabaigos. Žinai, Kirilas tai pasakė, kad reikia ten 100 milijonų rusų prigimdyti. Tai mes neturim Kirilo, kuris lieptų staiga pulti ir gimdyti. Nors tiesą sakant, jau Putinas buvo kažkada pasakęs. Jis įsteigė tokią jaunimo organizaciją, našai. Putino buvo tokie, reiškia, fašistukai. Taip populiariai buvo sakoma Putin Jugendas. Taip Vokietijai buvo Hitler Jugendas, dabar Putin Jugendas. Tokie Putino fanatikai, bet jis ir liepė tarpusavį ženytis ir gimdyti vaikus. Tėvynės labui. Kažkaip nelabai pasisekė. Net Putino įsakymų tai nebuvo vykdoma. Matai, priklauso nuo vertybių kitų, o ne nuo įsakymų. Ir dabar kalbant apie Lietuvos demografiją, vienas demografijos toksai, nuostolių, nenuostolių, aplinkybių. Tai yra laisvė. Laisvė pasirinkti, kur tu nori gyventi. Kaip tu supranti gyvenimo tą vertę ar grožį, didesnė alga, žinoma, didesnė alga. Ir labai daug Lietuvos medicinos personalo, kuris yra skriaudžiamas, kuris gauna menkas algeles, išvažiuoja kur nors į Norvegiją, Švediją, gauna algą, medicinos specialistas, tai jisai gali šeimą auginti ir gali gyventi. Bet čia aš tik kaip pavyzdį imu. Tai yra, o kitas, tai įsivaizduoja tiesiog, kad tenai aukso kalnai tenai, žinai, mes gyvensim kaip norėsim. Daugybė visokių žmonių iš Azijos veržiasi į Europą ir ne todėl, kad jie norėtų čia dirbti ir uždirbti. Ir gauti pašalpas. Jiems mokamos didžiulės pašalpos. Ir tada iš dalies ir pas mus yra to. Europa atrodo kažkoks kolūkis, iš kurio galima semti. Ir mūsų, reiškia, žemės ūkio savininkai, gamintojai labai mielai semia, daug semia iš Europos siūlomų subsidijų. Bet tai vis skaičiuoja, kad kokioj nors šaly gauna daugiau, kodėl man neduoda tiek, kad aš užsivedu traktorių ir važiuoju į protestą. Tai čia kaip kas supranta, nors šiaip tu gauni kaip dovaną, ne per mažai. Čia dar matyt yra palikimas sovietinio galvojimo. Valstybė man turi daug. Kad tu davėjai? Aš gaminu maistą. Ar tu gamini maistą? Tai to maisto pasaulyje yra tiek. Tu gamini maistą,
už tam tikrą kainą. Tu nesutinki, kad atvažiuotų iš Ukrainos pigesni grūdai. Tu eini į šturmus, tu blokuoji kelius, kad tų pigesnių grūdų nebūtų. O pigesni grūdai tai valgytojai geriau, ne? Duona pigesnė. Bet patriotui ūkininkui negerai. Nes visą laiką turim tokių prieštarybių savotiškų. Tai dabar kalbant ir apie demografiją, apie šeimas. Kaip pakeisti tą, labai blogą psichologinę tokią slinktį, kuri jau buvo juntama ir sovietmečiu, ir paskui net ir nepriklausomai Lietuvoje. Vaikai tai yra tam tikra bėda. Pirmiausia, išlaidos reikės auginti. Valstybė per mažai padeda. Tai valstybė, kad pirmiausia, tai tu, tėvas ir motina, augini savo. Niekada senovėje ar kokiais tai laikais ūkininkas nebegioja pas generalgubernatorių, duokit man pinigų, reiškia, aš per daug vaikų turiu, žinai, man sunku. Turi daug vaikų, tai reiškia, Dievas davė, Dievas myli tavo šeimą. O toks net supratimas. Moteris, kurie nešioja kūdikį, yra palaiminta. Dievas ją palaimina. Jau atneša naują gyvybę. Čia nuo Biblijos laikų tas eina. Kaip Marija sutiko Elžbietą. Elžbieta pajuto, kad sukrutėjo kūdikis. Kokia laimė. Dabartinė Elžbieta turbūt griebtųsi už galvos. Kaip čia aš neapsisaugojau, dabar bus problemos. Vaikas gims, ką aš darysiu. Štai kur yra. Ar tau vaikas yra tavo laimė ir Dievo dovana, ar tavo bėda? Tai gal tada mažiau jų. Ir tokiais būdais, kaip neleidimas gimti. Apie tai visiškai nekalbama, aš čia būčiau baisiai nepopuliarus. Jeigu kur nors pakalbėčiau apie tai, kaip tam žmogui, kuris jau auga mamoje, nutarėma, kad neleisim jam gimti. Jo niekas neklaus, kokie jo nuomonė. Stop ir viskas. Tavęs nėra. Jūs jauni būsimi tėvai, galite pagalvoti. Tai dėkui, profesoriau. Taip pat norėtumėm suteikti auditorijai progą užduoti klausimų profesoriui. Tai pakelkite rankas, jeigu kas turi kokių klausimų. Tai Tamsta profesorių, Kariūnas Baliulis. Ir garbė, kad atvažiavote į akademiją ir tą progą pasinaudosiu ir paklausiu jūsų klausimą. Tai kaip vertinate Lietuvos kariuomenės raidą nuo 1990-ųjų iki šiandien? Ir kaip manote, ko mums dar trūksta, kad būtume dar galingesni? Dėkui. Matot, aš nesu kažkoks ekspertas čia dabar įvertinti kariuomenės veiklą per tą visą laiką. Pirmiausiai, po klausimas, ar Lietuvai reikia kariuomenės? Aš jau jums minėjau, visokių filosofų, liberalių ir neva taikos šalininkų, kam čia mums tą kariuomenę, žinai? Tai čia buvo kiek nori, prūdą gali tvenkti iš tokių idėjų. Bet buvo pakankamai, ypač aišku, smurtas, agresija ir sausio mėnesį, po sausio žudynių jau aukščiausioji taryba balsavo už savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos įstatymą. O prieš tai visą laiką buvo, kam čia reikia, čia tikrai reikia, su kuo mes kariausim, aš apie tai jau kalbėjau. Bet tai reiškia, galų gale mes turim, įrodyta buvo, savanorių pasišventimas buvo nepaprastas.
Juk savanoriai stovėdavo beginkliai prieš rusų kareivius, kurie vėl važiavo į Lietuvą, važiuodavo transportiniais savo šarvuotais automobiliais, pakeisti tų, kurie dar tebesančiose bazėse tarnauja, jų tarnybos laikas baigėsi, juos reikia paleisti, tai aišku, reikia naujus atvežti. O, kaip čia naujus dabar atvežti? Tai yra Lietuvos valstybė, yra Lietuvos valdžia. Jūs čia ką vežat, naujus okupantus? Bent klauskit, prašykit leidimo, o mes neduodam leidimo. Mes negalim išvaryti tų, kurie yra. Bet jeigu patys jie išvažiuoja dėl kokių nors savo taisyklių, kad jiems reikia į atsargą, jie atitarnavo, tai jūsų reikalai, tvarkoj, tai jūs tvarkotės. O mes tik tai sakom, laimingo kelio, žinai, greičiau išvažiuokit. Va, tai su kariuomenė pirmiausia reikėjo turėti aišku nusistatymą. Mums visada, žinoma, buvo ne visada, bet ne vieną kartą buvo siūloma, taip pat kaip ir su KGB struktūromis. A jūs perimkit. A jūs užrašykit, kad ta kariuomenė dabar yra Lietuvos kariuomenė. Na, ačiū už patarimą. Mes darysim tikrą savo Lietuvos kariuomenę ir darom. Ir daromi tie savanoriai, kurie sustabdo atvežamus dalinius naujus, į Kazlų Rūdą ar kur nors kitur. Taip. Savanoriai sustabdo. Leidimas, kas čia važiuoja. Kas tu čia iš kur? Čia mes tarybiniai kariai, žinai, vykdom įsakymą. Nevykdysit įsakymą, mes neleidžiam. Kas tu toks? Va, mano ginklai, kad tu nieko neturi. Aš stoviu ir neleidžiu. Ir jie atsitraukdavo. Suprantat, jie pabūgdavo. Tai buvo tiesiai eiti ir žudyti tos. Galbūt dabar Ukrainoje tai eisiu, nieko nesiskaito. Jie būtų žudę tokius, kurie jos stabdo. Tada vis dėlto buvo visokios ir diplomatijos, ir politikos. Ir, reiškia, taip galima buvo su tokiu ryžtu atlaikyti. Reiškia, savo kareivis, savo valstybės kareivis buvo labai reikalingas. Tai buvo suprantama. Ir daugybė jaunų žmonių ėjo. Tai buvo aišku, kad reikia. Lietuvai reikia kariuomenės. Aš turiu eiti, kaip Artūras Sakalauskas iš Alytaus, kuris atėjo, todėl niekas jam neliepė. Jis suprato, kad reikia eiti, jis atėjo, jis rašė į savanorius, ten tarnavo, paskui į Vilnių čia, į Vilnių žuvo prie aukščiausios tarybos, mes vienais metais pagerbėm į toj vietoje, kur jisai žuvo. Tai yra paprastas vaikinas, bet su labai aiškiu matymu paprastas. Nu, to reikia mano tėvynei. Kas aš einu ir nesuku savo galvos. Neskambinu į centro komitetą pasiklausti. Tai mane. Čia mano centro komitetas. Ir viskas. Tai štai tai pirmas klausimas, kalbant apie kariuomenę. Tai kariuomenė ir valstybei reikalinga. Kariuomenės, tai iš tavęs juoksis, žinai, nuo ryto iki vakaro. O kai tu turi kariuomenę, kai tu turi sąjungą, tu įstojęs į didelį alijansą, NATO, tai tu nesi tik tai Lietuvos kareivis, tu esi NATO kareivis. Ir ten Putinai visi ir siunta, ir jų propagandistai. Kolektyviniai vakarai, suprantate, priešas. O tai dar prieš keletą metų, tai didysis ir baisusis priešas ir agresorius buvo NATO. Dabar pasikeitė kolektyviniai vakarai. Nu, koks skirtumas, kaip pavadinsi. Kaip jie ten savo vargšelius durnina Rusijai, tai jų reikalas. Rusija yra auklėjama taip, kad vakarai yra prieš. Все против нас. Visas pasaulis prieš mus aka. Kaip koks neteisingas tas visas pasaulis.
Visas susimokė prieš mus. Tai šūkiai iš didžiųjų mitingų Maskvoje. Visas pasaulis susimokė prieš mus. O ką jūs padarėt, kad susimokė ar nesusimokė? Kodėl jūs taip nuteikėt tą pasaulį, kad nuo jūsų reikia gintis? Nu tai, ką tu ten susikalbėsi su beprotnamiu, tai ten nesusikalbėsi, reikia tik tai atsakyti veiksmais, pasirinkimu ir jeigu reiks ir veiksmu, tu turi prieš save brutalią, buką jėgą, tu turi pastatyti taip pat jėgą, tu gali būti, tavo jėga gali būti protinga, žmoniška, bet jėga turi būti. Kitaip tai niekas nekalbos nebūtų. Tu trinsi ir dar pasijoks. Tai dabar, kai yra klausimas, kokie Lietuvos kariuomenės pasiekimai. Tai didelis labai pasiekimas, kad Lietuva egzistuoja. Įsivaizduokim, jeigu šiandien Lietuva neturėtų kariuomenės. Ar iš viso būtų. Bet tam, kad būtų kariuomenė, reikia tų žmonių, kurie ateina į tą kariuomenę. Dabar čia šaukimai, privaloma tarnyba, vėl atsiranda visokių tokių dirginančių momentų. O kodėl čia verčia? Tai buvo kurį laiką tie žaidimai, gal savanorių užtenka. Užtenka tų, kurie savanoriais ateina į kariuomenę. Pavyzdžiui, Ukrainai neužtenka. Ukraina priėmė griežtą įstatymą dėl privalomos tarnybos ir tai yra taip pat egzaminas visuomeniai. Nes kada rusai pradėjo imti kariuomenę masiškai, tai prasidėjo bėgimas. Iš Rusijos jauni žmonės, ypač vyrai, bėga. Vakarus bėga į Gruziją, užplūdo Gruziją pilna rusų, kurie nenori tarnauti Rusijos kariuomeniai. Nu tai visur veiksmas turi atoveiksmį ir rezultatus visokius. Lietuvoje turbūt dar yra toks klausimas, kiek yra to motyvuoto nusiteikimo, kad tai reikia aš. Arba einu savanoriu, arba nors nepykstu, kai mane pašaukia. Nes aš suprantu, kad tai yra valstybės ir mano tautos išlikimo dalykas. Tai aš ateinu į tą kariuomenę, tada yra. Tada tai ne kalinių kariuomenė kaip Putino ir ne bandytų kariuomenė. Arba ne priverstinių kažkokių ten tokių jau pašlemėkų. Aš mačiau filmuotą medžiagą, kaip atrodo Rusijos belaisvė, Rusijos karo belaisvė ukrainiečių stovyklose, belaisvių stovyklose. Jie aprengti, švariai, tvarkingai, pavalgydinti, prižiūrimi. Eina į kažkokius tokius darbus, tai yra karo belaisvių stovykla. Bet jų veidai, kiekvienas kaip plyta, nieko ten žmoniško. Įsivaizduoju, jeigu tokios gaujas užplūstų mūsų miestą, ką jie čia darytų? Tai čia reiktų rodyti tai Lietuvos tiems taikos šalininkams, kuriems nereikia. Ateis ir ką tu sakei, kad ko tau nereikia? Kad tavo šalis nereikia. Ir gerai, ir neturės. Bėgsi kur nors į Argentiną, nežinau kur. O šitą vietą užleisi. Tai čia nėra kur dėtis, yra taisyklės gana paprastas. Arba tu brangini ir tu nori, kad čia būtų tęsinys ir tavo gyvenimo, tavo šeimos. Arba tu gyventojas iki pirmadienio. Galiu čia gyventi, galiu Argentinai, galiu Zanzibare. Visur įdomu pagyventi. Laisvė.
Žinot, buvo toks, kadangi aš labai senas žmogus, aš atsimenu iš sovietmečio daugybę visokių tokių kartais įdomių dalykų. Buvo toks anekdotas. Žiūrėk, jeigu bus paskelbta, kad sienos atidaro ir tu gali elgtis kaip nori. Sovietų sąjunga buvo didžiulė koncentracijos stovykla. Didžiulė. Bet stovykla. Aplink ją spygliuota viela. Jeigu tu nori persikelti kitur, tu esi tėvynės išdavikas. Ir tave užsodina už grotų iš karto. Arba į strojbatą. Žinot, kas yra strojbata? Statybinis batalionas, kur su tavim daro, ką nori. Bausmė. Nepaklusniam kareivio tokiam, kuris atsisakė duoti priesaiką. Arba pabandė pabėgti per sieną. Ir jau jam galas beveik. Nu, gal išgyvent, gal ne, bet priešas. Tai va, tai požiūriai ir kokiu būdu tos kariuomenės daromos atsiranda ir kaip jos veikia. Tai mums irgi labai svarbu turėti motyvuotą kariuomenę, suprantančią, kur esam. Ir kokios yra mūsų perspektyvos, jeigu mes nesiginsim, arba taip kaip buvo labai gudriai, labai kvaila pažiūra, labai gudriai skleidžia. O mes dabar NATO valstybė, tai NATO mus ir apgins. O ko čia mums stengtis, ne? Jeigu kas nors užpuls, ateis NATO ir apgins. Ateis kolūkio pirmininkas ir visko padalins. Tik balsuokit už kolūkio pirmininką. Tai dabar vienas toks ateina, kuris sako, aš jums čia laimės daug duosiu visokios, tik už mane pabalsuokit. Tai tokių jau ne vienas buvo. Paksas buvo tokių atsiranda, gelbėtojų Lietuvos. Nu, štai reikia pačiam viską padaryti. Tas pats, kuris turi viską padaryti, tai yra lietuvių tauta arba Lietuvos žmonės. Lietuvių tauta tai kartais taip truputėlį erzina, kurie yra ne lietuvių kilmės. Tai mes vengdavom Sąjūdžio laikais, mes sakydavom Lietuvos žmonės. Visi yra Lietuvos žmonės, bet ne Sovietų sąjungos žmonės, o Lietuvos žmonės. Ar tu rusas, ar tu žydas, ar tu lenkas, bet tu Lietuvos žmogus. Tu lenkas tokius subtilių dalykų. Vietiniai lenkai, tai labai būdavo nuteikiami, reiškia, sovietiškai ir tada to pačiu už Rusiją, žinai. Tai vis dėlto kas, tai ar tu kažkoks iš kažkur atsiradęs lenkas, ar tu Lietuvos lenkas? Jeigu tu Lietuvos lenkas, viskas tvarkoja. Būk tu Lietuvos lenkas, bet Lietuvos, o ne Maskvos. Čia pasodintas ir kasantis duobę Lietuvai. Nu, turėtų būti aišku. Dabar šiek tiek jau ten protai šviesėja. Tai vat, kalbant apie įvairius tokius dalykus, tai liečia ir kariuomenę. Ir kaip mes esam ir būsim. Idėja buvo tokia, kad turime būti. Iš pirmųjų mitingų aš atsimenu. Ar Dievas, ar likimas davė mums šitą žemės gabalėlį. Labai gražu. Ne visi tą supranta. Kokia graži yra. Tik nereikia jos paškūdinti. Nereikia teršti, nuodyti. Žmonės, ką jūs darot? Sąjūdžio bangoje aš bandydavau tokį šūkį. Įskiepykime šūkį, kad prie gatvių, prie plentų
reiškia, būtų šūkiai neteršk Lietuvos. Aš norėčiau ir šiandien, mes to nepasiekėm. Didžioji mūsų išsilaisvinimo revoliucija, mes nepasiekėm to, kad prie plentų būtų tokie šūkiai neteršk Lietuvos. Atvaro polūtarkę ir išverčia šiukšlės bet kur. Va, jūs ten kapstykite. Į Sąvartyną man per toli, aš čia sutaupysiu benzino. Pirmame miškelėje išverčiau ir važiuoju. Nu, aš vieną kartą sakiau, jeigu aš būčiau viršininkas Lietuvos, aš įsteigčiau gamtos policiją ir duočiau į leidimą gamtos policininkams tokie pamačius sunkvežimį peršaut padangas iš karto. Kad čia baisus dalykas, Landsbergis. Gąsdina. Tai, o kaip su tais turniais ir niekšais kovoti? Kad pas mus jau yra, ką tu padarysi. Taigi dėkui profesoriui. Galbūt dar koks klausimas iš auditorijos. Mano mėgstamiausia, žinote, paprastai mėgstamiausia vieta yra tėviškė. Ypač jeigu tu joje pragyvenai ir prisimeni ir lankai, arba dar ir pagyveni, kai turi galimybę. Aš turiu tokią tėviškę, tai yra mano tėvų įsirengta vasarvietė ir medinė vila Kačerginėje prie Kauno. Tai ten mano tėviškė. Galbūt aš rytoj ten važiuosiu. Ir jausiuosi labai gerai. Ten pilna prisiminimų. Ten ir dabar kartais vėlai vakare per sodą eina ežiukas. Nu toks mielas padaras, ką? Ar jūs turite ežiuką, kiekvienas? O aš vis tikiuosi pamatyti ežiuką. Ir yra milžiniška liepa, kurią pasodino mano tėvas. Prieš 80 gal metų. Ir tada buvo truputį didesnė už mane. Dabar jinai tokia visą dangą užskėtusi. Pasižiūriu aš į tą liepą ir galvoju, žmonės, manęs nebūtų, nekirskit to medžio, tegu jis būna. Tai štai kas yra tėviškė. Ir ta pati patraukliausia vieta. Žinoma, aš turėjau ir ežerus, mes vasarodavom su vaikais palapinėje prie Aiseto ežero. Turėjom savo baidarę, o didelė prabanga. Laikydavom ten pas vietinius gyventojus per žiemą, o atvažiavom vasarą, turim savo baidarę. Iš karto nukeliam ją, iš karto pradedam dažyti. Mano vaikai aplink laksto, palaiko dažų teptuką. Nes aš jai daviau pavadinimą, užrašytą baidarę turėjo vardą Levutė. O kur ta Levutė dabar? Tai kas yra tėviškė ir kas yra tėvynė ir ką galų gale tu arba eini ginti, arba neini. Jūs esate tie, kurie atėjo ginti. Nes ginti ne tik tada, kai bus tiesioginis puolimas. Kiekvieną dieną yra pilna puolimo. Per smegenis, per melą, per visokias intrigas. Žinai, nepradėsiu aš čia cituoti tą ir laikraščiai, nebėra laikraščiai, yra portalai, ten visokie, arba kalbėtojai iš ekrano. Taip, dėkui profesoriu. Ačiū už diskusiją. Ačiū. Ačiū.